Sveiki, čia aš Rokas ir šiandien noriu jūs supažindinti su ACE 60S R jaunesniuoju broliu su ACE L35. Rodos abudu tokie ganėtinai panašus taikikliai, bet jie skiriasi ganėtinai stipriai. Aš apie šitą ACE jau pasakau savo video apie tūkstantinės matricas ir visokius kitokius dalykus, o dabar noriu papasakoti apie ACE L35, na ir kuogi jisai toks fainas ir geras. Pradėsiu nuo to, kad čia yra premium klasės taikiklis, bet jis nekainuoja daug. Ta prasme, tai net juokis iš manęs, kai aš sakiau, tai yra premium klasės biudžetinis taikiklis. 35 mm priekinis lęšis, na ir kaip visiems ACE priklauso skaitmeninis ir optinis artinimas, skaitmeninis artinimas iki 16 kartų, plus optinis artinimas iki 3 kartų. 35 mm priekinis lęšis, 15 mK jautrumas šiluminis, na ir 384 ant 288 matrica. Rodo jisai, patikėkit manim, nuostabiai. Nežiūrinti tai, kad jo lyg ir parametrai prašytųsi būti geresniais, jis iš tiesų yra premium klasės taikiklis už pakankamai protingus 2000 su truputėliu eurų kainą. Vienok, skiriasi jisai nuo kitų ACE tuo, jog neturi integruoto tolimačio, bet to tolimačio jam kaip ir nereikia. Kodėl? Ogi todėl, kad čia yra balistinis kryžius. Kitaip tariant, programėlėje savo telefone jūs galite pritaikyti kryžių skirtingiems atstumams. Ir jeigu rankoje jūs turite termovizorių su tolimačiu arba tolimatį, puikiausiai galima šauti dideliais atstumais su šituo taikikliu, atitinkamai iš anksto pasidarius savo pačiam kryžių. Kaip tai daryti, aš tikiu, kad čia bus tų visokių variantų, reiškia video, kaip tą pasidaryti pačiam, plačiau apie tai nepasakosiu, bet šiaip žiauriai fainas sprendimas, jeigu turi rankinį termovizorių su tolimačiu, štai toks taikikliukas, jis ir šiek tiek mažesnis už tą savo vyresnį brolį, bet yra baisiai fainas ir manau, kad labai vertas dėmesio. Kalbant bendrai apie termovizorinių taikiklių montavimą ant ginklų, čia yra šiek tiek kitokia specifika negu montuojant dieninius taikiklius. Kodėl? Ogi todėl, kad termovizorinis taikiklis yra montuojamas arčiau akies, tam reikalingi ganėtinai dideli išnešimai. Tai vat Rusano greito nuėmimo blazer laikiklis šitą klausimą puikiai išsprendžia. Pasižiūrėkit, kokio yra dydžio išnešimas, ta prasme į šaulį, į šaulio akį, na ir koks aukštis žiedų. Tai šitas laikiklis jis išsprendžia būtent termovizorinio taikiklio montavimą ant ginklo. Na ir šiaip bendras patarimas tiems, kurie planuoja įsigyti arba bando įsigyti, ieškosi savo naujo ginklo. Turėkit omeny vieną dalyką. Technologijos eina į priekį, atsiranda va štai tokie, ganėtinai nebrangus, bet labai gerai rodantis termovizoriniai taikikliai. Pasistengkit, kad ant ginklo būtų galimybė dėti greito nuėmimo žiedus. Na, arba tvirtinimus štai tokius. Į mūsų gyvenimą ateina va tokie termovizoriniai taikikliai. Na ir nuimti dieninį taikiklį, uždėti termovizorinį taikiklį yra žymiai geriau, žymiai patogiau, vaizdas žymiai geresnis negu naudoti priedėlį. Termovizorinis taikiklis visada bus žymiai preciziškesnis, žymiai tikslesnis šūvis negu priedėlio, todėl kad čia yra vienas daiktas. Kai mes kalbam apie kompleksą priedėlis, žiedas ir optinis taikiklis, tai yra ganėtinai sudėtinga. Kitas dalykas, tais pačiais parametrais termovizorinis taikiklis visada rodys geriau, todėl kad jums nereikia žiūrėti per krūvą prizmių ir lęšių, kurie yra jūsų dieniniam taikiklyje. Tai vat šiandien tokia apžvalga labai trumpa, todėl kad mes važiuosim į šaudyklą ir bandysim su šito taikikliu šaudyti dideliais atstumais, patys pasidarę šito optinio taikiklio kryžių. Va taip. Ta proga, kad jau esu kilometrinėje šaudykloje, bandysiu šiandien šitą gerą daiktą, naująjį Nokpiksą, tą, kur aš sakiau, kad premium klasės biudžetinis taikiklis, čia yra Nokpiks L35, na ir šiandien bandau aš jo tą balistinį kryžių ir bandysiu sušaut 100, 200 ir 300 metrų. Pažiūrėsim, ar jis veikia. Tiesa, ginklas ne mano, optinis taikiklis ne mano, nu tai už mano kreivas rankas gal atleisit.
Bet tik kai gerai rodo, atrodo 384 ant 288, blemba vaizdo kokybė, nerealiai. Žiauriai gerai. Čia 100 buvo. Nu ir 100 į gongą. Be problemų. Du 200. Šimtai metrų. Tai va, testuoju Elą. 100 metrų, jokių problemų. Prišaudytas, viskas tvarkoja. 200 metrų. Jokių problemų su balistiniu kryžium, viskas yra puikiai. Pirmų šūvių 200 metrų į gongas, ypač šilduką, jokių bėdų. 300 metrų, jo, su niuansais kodėl? Na, duomenys šovinio ėmėm nuo dėžutės, ta prasme, nebūtinai jie yra teisingai, nebūtinai tokie šitame šautuve, nebūtinai greičiai tokie. Na, tai 300 metrų aš esu įstikinęs, kad galima šaut, bet jau tą kryžių ten reikia pasidaryti preciziškai su greičio matuokliu, pasimatuoti kulkos greitį, susivesti visus balistinius parametrus ir taip toliau. Bet kuriuo atveju, ta prasme, šitas nerealiai. Tikrai, medžiokliai. Va tai va. Ok, tai iš tikrųjų labai nustebęs aš Elu ir geras labai taikiklis. Ta prasme, jis turi visus eisui būdingus bruožus. Peleką tą žiauriai patogų, optinį artinimą, skaitmeninį 16 kartų artinimą, bateriją išsiima vėlgi, ta prasme, pritaikyti visi tie privalumai, apie kuriuos aš kalbėjau apie eisą. Čia tas pakrovėjo lizdas toks uždengiamas. Nu, žodžiu, už 2000 eurų toks taikiklis ir dar jisai kaip rodo. Nu, ta prasme, čia dylas. Ir realiai teisingai susivedus kryžių, duomenys pasimatavus kulkos greitį, susivedus visus parametrus, reiškia ir taip toliau. Nu, ta prasme, turiu rankinį termovizorių su tolimačiu, davelne man reikia to optinio taikiklio su tolimačiu? Ne, nereikia. Va toks va, su kryžium balistiniu, susivedė savo duomenukus, atsirado kaip mildotai taškeliai, kuriais taikyti skirtingais atstumais. Ir volia, važiuoji medžioti. Žiauriai geras reikalas. Tai va.